Sveiki, sveiki visi žiūrintys šitą video. Manau, pirmiausia pamatys šitą video draugai parasparnistai. Antroje vietoje draugų parasparnistų draugai, kurie ne parasparnistai turbūt dar. Ir šitam parasparnių fone noriu pasakyti labą dieną jums. Ir mėginsiu, iš tikrųjų, jeigu atvirai, jau trečiasis mėginimas įrašyti ir padaryti vlogą apie ir pradėti įvadinį video apie parasparnius. Šią vasarą stengsiuos kartu su savo mylimąja Erika daryti edukacinius videos apie parasparnius. Kas tai per daiktas, kaip jisai valgomas, ar tai sudėtinga, ar tai raketų mokslas, ar aš tai galiu, jeigu aš moteris, ar aš galiu. Stengsimės, kaip įmanoma, daugiau perteikti būtent pasaulio parasparnisto akimis, kas tai per dalykas yra, kaip mes planuojame savo skrydžius, bus varžybų laikotarpiai, bus mokinių, taip pat bus varžybos, galbūt organizavimas iš vidaus virtuvėlę šiek tiek, tai stengsime kuo daugiau visko parodyti, perteikti, vadinsime, dar iš tikrųjų nesugalvojau, bet galbūt galėsit jūs, visi draugai, kas matysit, siūlyti, galbūt koks tai pavadinimas galėtų būti, tarkim, paravas, parasamar. Ir paskui kažkokios serijos pavadinimas. Pasiūlykit, galbūt irgi kažką. Šią dieną tikrai mano čia geriausias buvo variantas, ką sugalvojau. Galbūt jūs pasiūlysit taipogi. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonės. Kokio ilgumo video turėtų būti apie parasparnius. Aš įsivaizduoju šitos video vakare prie arbatėlės, prie valgio, prie pusryčių kavos, važiuojant kažkur kelionėje. Tai atrodytų turėtų būti ilgesnis video. 15, pusę valandos, valandą galbūt. Mūsų skrydžiai vyksta valandomis dažniausiai, kai labai viskas gerai seka. Gal tiek ir bus, bet tai gal bus per daug. Be abejo, mūsų žinios dabar šiai dienai, kaip kurti video ir įdomius video šiek tiek mažam lygyje, bet augsim, tobulėsim ir darysim. Šiandien mes esam Olandijos kopoje, skraidome su įvairiaus tipo parasparniais. Užsiminsiu, kas yra parasparniai. Mano akimis, iškart perspėsiu daug dalykų, iš tikrųjų, ką pasakosiu, gali būti ir antra nuomonė. Viskas tvarkoj, mano yra gairės, o kas norėsi daugiau gilintis į visą sportą, tai yra klubai, yra instruktoriai, yra viskas, kas gali jumis edukuoti ir dar geriau, dar tobuliau. Viską sužinosit savomis akimis. Bet, grubiai tariant, prieš 30 metų kažkas gal negi daugiau, buvo kompanija parašiutininkų, kurie ar tai šokinėjo nuo kalnų, ar tai šokinėjo iš lėktuvų ir nusprendė, kad aš norėčiau biškį ilgiau ore pabūti, negu tas kelias akimirkas, kol nusileidžia. Jie sugalvojo, gal susiūkime 2 parašiutus į vieną, turėsime didesnį plotą ir tada ilgiau galėsim pabūti ore. Valio, darom. Long story short, mes turime tai, ką šiandien turime. Galime su parasparniais išbūti ore valandas nenusileidę, be jokių variklių. Galim nuskristi 100 km. Yra skirtingų tipų, yra minivingai, greiti parasparniai. Gal esat matę video, kurios kalnuose, tarp peklių, tarp visur skraido, ten nardo. Tai ten su mažiukais sparniukais, jie aišku galbūt nenori ilgai būti ore, bet jie nori su greičiu pabūti, tai viskas tvarkoj. Mes esam galbūt tie, kurie mėgaujamės ilgesnių laiko ir žaidimų galbūt ant žemės, pastoviai su žmonėmis. Arba galbūt mes mėgstame 2 km aukštyje, galbūt 3 km aukštyje, praleisti valandas skrisdami po debesiais. Tai va, tai esame Olandijai, po mėnesio laiko būsim Lietuvoje, visą vasarą leisime Lietuvoje. Stengsime su jumis dalinti visais įspūdžiais, kas yra parasparniai, kaip jie valgomi. Ir volia. Ir dabar turime situaciją, kai mes skraidome paplūdimyje. Tai vadinamas antvėjinis skraidimas, kai vėjas pučia nuo jūros, nuo vandens ir atsimuša į skardį ir kyla į viršų. Ir mes ant tos kilimo viršaus srovės gaudome šitą srautą ir jis mums padeda kilti viršų ir išbūti ore su mūsų sparnų profiliu ir keliamąją gale. Mes išbūname valandas, galim žaisti. Kaip matėt, šitas su ūsais, tai jis jau čia į kurį laiką nenusileidžia. Dar vienas pakuojasi, pasiruošimas 10-15 minučių, viskas telpa į kuprinę. Volia. Bet galbūt šiandien galės pasiimti ir paskristi kartu su mumis. Pasižiūrėsim. Iki.
Šiek tiek dabar bus biškė, gal tai garso, vaizdas nekokybiškas iš apačios, bet pamėginsim pakilti. Pasikelsim sparną, eisim prieš laito, keliamoji galia atsiras, pradėsim skristi. Toks scenarijus yra, žiūrėsim kaip gausis. Tuoj praleisim pilotą, apie jį dar skrisdami pakalbėsim. Pradžiai galbūt... Laiko nebeliks. Tuoj išsitiesim sparną. Pasižiūrėsim, kad viskas gerai, stropos gerai, viskas gerai. Keliam sparną. Biškį neklauso. Bet kai pradės klausyti, pradės atsiras keliamoji galia. Ir mumis puikiai kelti. Bėgam. Opapa. Valia. Skrendam. Oi, kaip bus geras sąlygos, koks geras vėjas, negaliu patikėti. Puikiai. Na, bet matau, yra triukdžių šiek tiek su kamera. Tobulinsim, žiūrėsim, tobulėsim. Tai va, čia vyresnio amžiaus žmogutis, kuris mokinasi irgi su parasparniais skraidyti, kiek pakalbėjom, pusę metų skraido. Čia yra skydiveris, kuris 25 metus ar 30, nežinau, daug skrenda su... Ir nusprendė, kad blamba. Taigi taip greit nusileidžiam, aš noriu būti ilgiau ore, sklęsti, pajusti tą skrydžio laisvę, ilgesnį laiko tarpą. Ir volia, pramoka skraidyti, dabar užvaldo kol kas paplūdimio subtilumus ir grožybės ir skrydimo grožį, kai galima 10, 15, 20 metrų skristi virš žemės. Filmuoja, džiaugiasi, galim paskristi iš paskos, pafilmuosim. Puikiai valdo, šiandien keletą pamokėlių perdavėm, patobulėjo, viskas labai fainai, galim paskristi ir už jo. Puikios sąlygos, buvo šiek tiek prieš tai silpnėliau, dabar sukilo, galima išdarinėti įvairius žaidimus. Pažiūrėsim, kaip gausis su tais žaidimais, nes viskas čia dabar yra testavimo lygyje su mūsų įranga, tai žiūrėsim, ar viskas čia laikysis taip, kaip norisi. Tai va, dar kartą pasikartosiu, įmeskite komentaruose, parašykit, kokį pavadinimą rekomenduotumėt šios vasaros parasparnių edukaciniam serijom, epizodams. Pavadinimai bus jau paskui kintantis priklausomai nuo nuotykių kažkokių tai. Ir laikotarpis, kokio ilgio turėtų būti video. Dabar galime iš skrydžio šiek tiek papasakoti, viskas easy peasy. Yra 2 vairai, 2 vairo stropos ir rangenos, su kuriamis jos yra pritvirtintos pagal galinę eilę parasparnio pačią. Ir kai mes traukiame dešinę, traukiasi dešinė briauna, pristabdo oro srautą dešinėje pusėje ir sparnas sukasi. Jeigu norim, kad posūkis būtų efektyvesnis, tai mes galime šiek tiek kaip supynėse permesti svorį į kairę pusę, paduodam kairį vairą, į parasparnį sukasi į kairę pusę. Easy peasy double crazy. Ir viskas. Ir taip galėtų atrodyti, kad iš tikrųjų yra pats lengviausias valdymas, lengviau nei mašina, nereikia bėginginėti nieko ir galima skraidyti. Jeigu viskas tvarkoja, galima paleisti vairus ir tiesiog būti momente. Aišku, tai nesaugu, tai ne pradžiai reikėtų taip daryti, bet su laiku galima. Nes mes pajaučiam skrisdami irgi, kokios sąlygos yra, ar yra turbulencija ore, ar mums reikia gaudyti sparną ir išvengti kažkokių tai sparno lūžių. Viską mes galim pajausti per užpakalį. Ir va, dar vienas vyrukas irgi ant žemės tarp vaikų, su kuriuo pašnekėjom, irgi kaituoja 20 ar 30 metų, man atrodo, ar kaip ten, o su šituo sparnu savo skrenda kelios savaitės berods. Tai va, galima abudu stabdžius vairus pristabdyti ir tiesiog stovime vietai. Aną dieną biškai pavyko pastovėti virš restorano, bet buvo nepatenkintas restorano savininkas. Nu, bet pilnai suprantama. Ką gali žinoti, kas čia virš galvos skrenda. Puiku, atsigavimas, tiesiog siela dainuoja. Tiesiog siela dainuoja. Paplūdimys,
Dar galėtų būti šiltas oras toksai, kad galėtų su maikute būti ir su šortukais. Dar truputėlį tas 14 laipsnių vis dar esantis neleidžia mums to dalyką padaryti. Šiek tiek striukikė visai priduoda jaukumo. Vis tiek skrendam tam tikrų greičių. Vėjas pastoviai mumis pučia gairina. Vis tiek tie, kas besidegina čia, tai slepiasi į kopas nuo vėjo. O mes esame ant maksimalaus to vėjo. Oi, kaip gerai skrenda visai. Geras sparnas. Vos išeina aplenkti. Sparnai irgi skirstomi į klases. Jo yra B klasės sparnas, vadinamas pomokyklinis. Arba galbūt mokyklinis, jeigu esi gabus. Šis sparnas jau yra toksai ilgesnio tokio profilio, plonesnio. Tai šitas jau yra priskiriamas D klasės sparnui ir sportinis. Jį taip pat galima ir valdyti su kitoje vietoje pagaliais vadinamais, ko B klasėje sparnai nėra. Tai va, skrendam. Galim pamėginti paskristi žemiau kopos. Teisingiau dabar skrisime aukščiau, susirinkę aukštį. Turėtume šiek tiek. Na, bet tas aukštis irgi sąlygina žodis. Dabar čia turiu 10 metrų net nėra, man atrodo. Oi, tie maži šuniukai, kiek jie pykčio pilni. Jau mamytė bus nepatenkinta, reikia skristi tolyn. Vėjo paklausk, kaip mums skrendasi čia fainiai. Aukštis mažėja, kopa mažėja, žemiau ir kelia, bet vis dar turim gerą kilimą. Tikėsime, su tuo kilimu galėsim ir grįžti, nes kartais būna avantiūra tokia, kad išskrendam į vieną pusę, o atgal grįžti jau nebeina. O gal išeis vaikučiai pamojuoti? Taip, na ir proof of moment. Jeigu čia apsisuksim, galėsim skristi atgal. Viskas bus gerai. Kol kas yra gerai. Bet dar žiūrėsim, čia jau reikia biškį trupinti viską. Ir greitis visai įsijungia. Ir bent vieną turbulenciją, tos kelius metrus, manau, gali drąsiai suvalgyti. Va, ir Dariaus patirtis neleido jam čia praskristi, tikiuosi, mums čia galėsim prasilenkti. Ir tikiuosi, jo sparno turbulencija manęs nenuboks žemyn. Aha, pajutau kažką tai, bet liktai viskas tvarkoj. Mamytė su piktai šuniukai. O, keičiame kampą, žiūrėsime, kaip čia dabar laikysis kamera. Daug eksperimentavimo, pradžia tokia yra, bet nieko. Taip, daug laiko, man atrodo, neturėsim. Laiko iki 4. Dabar jau turėtų būti pusė 4, ar dar kažkiek. O, ką trauksiu. Toks fainas daiktas, čia kitoj pusėje irgi skrenda. Ha! Dažniausiai, kai kaitai visokio žanro kyla, tai parasparniai turi leistis, nes jau vėjo yra daugoka. Tai, bet kol kas, so far so good. Pamėginkime pažiūrėti, kaip galime dar paišdykauti, turint šitas geras sąlygas. Tai norėčiau painteraktinti restorano žmogeliukus, bet dėja, tačiau reikia saugotis, nervuoti, kad neužsidarytų vieta ateičiai. Ir žemyn. Ir
aukštyn ir vėl esam čia pat. Čia geras, įsijungia greitis, aukštis metras ir nežinai, ar viskas bus gerai. Bet dažniausiai būna. Jau galima pajusti, kad sąlygos yra geros. Tai reikia tik išsitiesinti, atskristi arčiau kopos ir viskas tvarkoj. Vėl turime tą patį aukštį, nepraradę nieko. Tai galime ir į vieną pusę. O tie mūsų žaidimai, tie parasparniai, aš nežinau. Kaip galima šitą dalyką nemylėti? Kaip mano draugas, mokinukas, jau visas mokinys, pasakęs po pirmojo skrydžio savarankiško, kur buvo reguliuojamas tik per raciją. Kaip taip iš vis yra? Ar tai legalu? Tai neįmanoma. Tai turėtų būti nelegalu. Tai legalu. Įdėjo šiek tiek pastangų. Galite tikrai gerą laiką klesti ore, kaip paukščiai. Ir dabar su viena žuvėdra prasilenksiu. Galime pabūti netgi vietoj. Ir vis dar kylame. Nereikia net skristi. Vis dar kylame. Pafilmuokim, kaip draskosi. Ir štai buvo praskridęs naikintuvas, vyksta kažkokios pratybos. Mes skambiname nedideliam aukštėje, tai viskas tvarkoj. Tai va. Tai ką, kaip nusileisti? Ar neišskrisim į krūmus? Ar neišskrisim į vandenį? Ar nepaskęsim? Matom, ką tik kelias kalno jau skrenda. Jau nebeskrenda. Reikėjo šiek tiek arčiau kopų pavaiginti paskristi, tai būtų, manau, pakėlę. Nors jį dabar, man atrodo, irgi pakels. Viskas yra kontroliuojama, viskas yra jūsų rankose. Jeigu norite, kad jūsų posūkiai būtų efektyvesni, svoris, vairas, sukamės. Viskas, pasisukau 90 laipsnių, tik tais tiek pastangų dėdama. O vietos, taigi čia yra begalės. Paplūdimiuose, oi. Kartais būna, mes vietos neturime tik tais 1 metrą, 2. Ten yra biškai sudėtingiau. Čia tai viskas tvarkoj. Gerai. Atsisveikinsiu, manau. Pasakiau, kad aš nusileisiu saugiai, taip ir padarysiu, pasistengsiu. Dar keletą vaizdų padarysiu, o mano draugą vejasi šuo, jau dabar geriau išskristų jisai, nes šuniukas piktas genasi jį. Šuniukai nori apsaugoti savo šeimininkus nuo šitų didelių kažkokių neaiškių dalykų skrendančių. Tai va. Tai see you later, lauksiu komentarų, tikiuosi draugai parasparnistai pasidalinsit su nedraugais parasparnistais. Arba su būsimais interesantais, kurie uždavė bent 2 ar 3 klausimus apie parasparnius ir kas tai per dalykas čia yra. Liepkite jam paspausti like, share, subscribe mygtukas. Tiek ant YouTube, tiek pasiekit Instagramo, Facebooką, viską. Bus informacijos, bus video, dalinsimės savo meilę parasparniam ir iki pasimatymo ore. See you!